Lietuvos policija 2012-aisiais. Keli portreto štrichai. Lietuvos piliečių nuomonė apie policijos darbą, pasitikėjimą ir pareigūnų materialųjį aprūpinimą. Kaip jūs vertinat policijos darbą? Tobulumo nėra ribų. Pagal jų atlyginimus tai labai gerai. Gerai vertinam. Nebuvom pakliovę. Nesam pakliuvę niekuomet. Gerai ir mes prie parką gyvenam, pravažinėjai pro parką, biškį pagauda geriančių salų ar vyniuką parke. Kad jie savo darbą atlieka puikiai, kiek kartų tekę yra susidurti, mandagus, malonus, tikrai galima pasitikėti. Labai sunkus darbas, aš pati dirbau policijoje. Tai labai sunkus ir mažai vertinamas, aš sakyčiau taip. Neblogai, žinokite. Policija gera būna. O kaip jūs manote, kokios jų darbo sąlygos? Sąlygos būtų gal ir geresnės, jiems reikėtų daugiau biškį pinigų mokėti, kad kad žmonės nebėgtų iš policijos. Būna tokių, kur ir negerų būna. Policininkų? Taip. Asmeniškai susidūrėte? Aš pats kažkada dirbęs. Normaliai, gerai, tvarkoj. Kaip labai gerai nepasakysi, bet gerai, tai tikrai dirba žmonės. Atlyginimo biškį žmonėms reikia didesnį, kad jie geriau dirbtų gal. Jeigu užsienyje gauna žymiai daugiau už mūsų, tai atitinkamai ir dirba gal kitaip. Davėrėja. Yra visokių gandų, kaip pasakius, bet manau, vis dėlto policija yra tokie žmonės, kuriais turime pasitikėti, ką mes kitą darysime, jeigu negalėsim pasitikėti net policiją. O kaip jūs manote, ar finansiškai policija pakankamai aprūpinta? Tame ir bėdos visos. Visas bėdos tame. Jų turėtų daugiau matytis gatvėse, bet matyti nėra lėšų. Nėra algom, nėra benzinui. Jų trūksta. O trūksta todėl, kad atlyginimų mažiau. Galvoju, kad blogai labai. Kodėl? Todėl, kad ir taip mažai tų policininkų. Pažiūrėkit, kas dedas. Su įranga aš tikrai jos policijos nesusipažinęs, o finansavimas turbūt yra tikrai nepakankamas. O dėl įrangos, ką aš galiu pasakyti, turbūt turi pakankamai geros. Ką aš galiu pasakyti, trūksta ir finansavimo, ir technikos, ir aprūpinimo. Sunkus darbas jų, labai sunkus. Ir nežiūrint į tai, jisai dirba. Rūpinasi mūsų saugumu. O reikėtų policininkams skirti daugiau finansavimo, ar užtenka tiek? Ne. Nėra darbininkų dabar, nerūsų laikai. Policija nedirba taip. Jiem iš vis nieko neskiria. Minimaliai. Kad galėtų išeiti į gatvę. Kiek suprantu, kiek susidūrus, tai tikrai yra prasta padėtis pas juos. Tai kiek girdim per televiziją, blogas labai. Maži atlyginimai ir panašiai. Aš tikiu, taip. O jūs, kaip galvojat? Aš nerandu jiem priekaištų. Ne, sąlygas, sakė jų. Apie darbo sąlygas, kaip jūs galvojat, ar jiems geras atlyginimas, ar... Ne. Apie atlyginimą nežinau, žinoma, savai aišku tokį darbą dirbant reikia ir gauti gerą atlyginimą. Kokiais metais pasistovėjai aikštėje? Bet priekaištų aš jiems neturiu. Šiaip policininkai dirba labai gerai, nes turėjau asmeniškai susitikimų, tokių bėdų ir jie labai skubiai įvykdė šitą darbą. Valdžios reikalai, jeigu jiem neskiria pinigų, tai ką tie policininkai padarys. Aišku, turėtų daugiau kurui daugiau skirti, atsinaujinti transportui, algom, viskam, bet čia visos Lietuvos problemos. Tiek ir toj policijai, kasgi gali eiti patruliuoti į gatves už tokį atlyginimą? Tikrai neįčiau. Aišku, iš pirmą žvilgsnį pasižiūrėjus į tas mašinas, jų uniformas atrodo viskas gerai yra, bet šiaip tai man atrodo nėra gerai, nes, šiaip tai iš mano artimųjų dirba policijoje ir kiek aš žinau, nėra geras tos sąlygos. Pareigūnų profesionalumas lemia, jog gyventojų pasitikėjimas policija auga, o jos veikla vertinama teigiamai. Viena didžiausių problemų – pareigūno parengimas. Lietuvos policijos mokykloje ugdomi tik pirminės grandies pareigūnai. Jūsų dėmesiui trumpas Lietuvos policijos mokyklos pristatymas. Lietuvos policijos mokykla tai vienintelė moderni Lietuvos policijos profesinio mokymo įstaiga.
rengianti pirminės grandies policijos pareigūnus, taip pat organizuojanti praktinių policijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo kursus. Lietuvos policijos mokykloje skiriame ypatingą dėmesį naujoms mokymo formoms, atsižvelgdami į policijos įstaigų poreikius, rengiame policijos pareigūnus ieškodami naujų mokymo formų, tai yra įvesdami kompleksinius mokymus, kada vienu metu yra integruojama keletas mokymo dalykų, taip pat vienu metu dalyvauja mokymo procese tiek praktinis darbuotojas, tiek teoretikas, tiek ir psichologas. Mūsų tikslas, kaip galima efektyviau vykdyti policijos funkcijas. Kursantai yra mokomi pagal policininko mokymo programą, reiškia pagal teminį planą yra ginklo šaudybos pamokos, yra skirta 120 valandų kursantam. Reiškia, kursantai yra mokomi pagrindų šaudimo, tai yra saugus elgesys su šaunamaisiais tarnybiniais ginklais, toliau yra mokomi taktinių pagrindų, sumodeliuotose situacijose. Ir specialių pagrindų, reiškia, tai yra su specialiais šaunamaisiais ginklais, tai yra su Winchesteriais, su automatiniais ginklais ir taip toliau. Kursantų atsiliepimai apie mokymo sąlygas. Puikus dėstytojai išdėsto savo dėstomus dalykus. Manyčiau, sąlygos yra gan geros. Šios mokyklos mokymo sąlygos tikrai, manau, yra geros. Aišku, didelės patirties neturiu, negaliu nieko pasakyti, nes tai yra mano pirma profesinė mokykla, kurioje mokausi. Jeigu kalbėti apie naują aparatūrą, įrangą čionai, tai kaip galiu paminėti vieną iš naujausių ir populiariausių simuliatorių. Jame tikrai galime tobulinti savo įgūdžius. Po to einame į šaudyklas, yra daug naujų ginklų. Ir tie ginklai mums tikrai padeda treniruotis, mokytis ir mus tikrai gerai paruošia eiti gatvę. Deja, studijas baigusių pareigūnų nepakanka ir kiekvienais metais vis stipriau jaučiamas bendras šių specialistų trūkumas. Policijos pareigūnų nuomonė apie darbo sąlygas, komisariatų būklę bei darbe naudojamą techniką. Šiuo metu patruliuoju su tarnybiniu automobiliu Volkswagen Jetta, kuris yra pakankamai galingas, 118 kW. Pažeidėjus pasivyti su juo visai jau kaip ir paprasta. Automobilyje yra stiklų matuoklis, kompiuteris, spausdintuvas, fotoaparatas, kas dažniausiai ir reikalinga mūsų tarnybai. Tai kokios yra darbo sąlygos šiai dienai jūs? Šiuo metu esame Šiaulių miesto patrulių rinktinės patalpose. Galim supažindinti su darbo sąlygomis. Esame patenkinti jomis. Kiekvienam patruliui, pirmiausia, patrulių būriai turi kiekvienas po savo atskirą patalpą. Kiekvienam patruliui yra skirtos persirengimo kabinos. Įrengtos dušo patalpos. Patruliams skirta vieta per kastę esant poilsio laikui. Taip, kad darbo sąlygomis šiuo metu tikrai esame patenkinti. 2012 metais atlikti kapitaliniai remontai ir pastatų rekonstrukcijos Švenčionių, Panevėžio, Palangos, Vilniaus, Šiaulių, Druskininkų, Pagėgių, Radviliškio policijos įstaigose. Tačiau dar daug policijos komisariatų įvairiose miestuose yra apgailėtinos, darbui netinkamos būklės. Mūsų darbo sąlygos tokios specifinės, nes mes pagrindė visą darbo laiką dirbame gatvėje, taip kad mums turbūt nelabai yra aktualu tos patalpos, į kurias mes ateinam tarnybos metu, tačiau iš tikrųjų jaustume mažesnį diskomfortą, jeigu tai būtų patalpos pritaikytos žmonėm, kurie galėtų po darbo ir nusiprausti, ir persirengti tokiuose patalpose, kur telpa tikrai toks skaičius žmonių, kuris atitinka patalpų dydį. Toliau
Technika mes ir aprūpinimu esam pakankamai tikrai patenkinti, nes tiek, kiek mūsų poreikiams patenkinti ir žmonėm paslaugas teikti, automobilis yra tikrai tinkamas, techniką aprūpinti mes kiek esam palaipsniui, tai kompiuterinė bei navigacija ir, kaip kolega minėjo, turime patys paprašę ir mums automobilį įrengė pagaliau filmavimo kamerą, kuri taip pat tam tikrais atvejais padeda mums išvengti tam tikrų subtilybių teismuose, komisariatuose, apklausose, kada būna dviprasmiški liudijimai, tai mes turim objektyviai pateikti informaciją, kas labai yra svarbu. Toliau apie komisariatų būklę, tai taip, turbūt yra labai nežmogiška ir nežmoniška, kad pareigūnas turi eiti tą patį tualetą, į kurį ką tik buvo nuėjęs asmo, kuris privėmė, apkraujavo tą tualetą, tos sąlygos yra diskomfortiškos ir tai tikrai nesuteikia ūpo ir motyvacijos tiem darbuotojams, kurie sėdi komisariatuose, dirba. Apie aprūpinimą taip pat norėtųsi, neprašom mes kolibrio, malūnsparnio, bet pareigūnų iš tikrųjų reikalingi ypatingai patogus ir šilti batai, taip pat reikalingi tam tikri elementai tokie kaip žibintuvėlis, nes geri žibintuvėliai kainuoja labai brangiai, o patrulio darbe žibintuvėlis daug ką reiškia, nes mums pasišviesti ir rasti yra labai svarbu, todėl gaila, kad pareigūnai daug tokių priemonių, buitinių priemonių kaip prožektorių, patogesnius batus ir šiltesnės pirštinės turi pirkti iš savo pinigų, sąžiningai uždirbtų ir nuo to kenčia šeimos gerovė, bet nuo to gerėja darbo kokybė, taip kad norėtųsi, kad ir į tai atsižvelgtų ir aprūpinimas gerėtų tobulesnėm priemonėm, tai ir gerais prožektoriais ir visa kita, kas mums padėtų tarnyboje. Aprūpinti darbo įrankiais, kompiuteriu, kaip sakyti, visom kanceliariniam prekiam tikrai esame ir čia trūkumo nesijaučia. Kalbant apie pačią uniformą, tai lygiai taip pat turbūt pasakyti galima, kad kiekvienam iš pareigūnų užtenka tarnybinės uniformos, yra skiriamos lėšos, kiekvienais metais papildoma ta uniforma ir čia jokios problemos jau turbūt nebūtų. Atsakymas paprastas. Gauni atlyginimą, neturi prožektoriaus, nusiperki pats. Tai džiugu, kad atlyginimas niekada nevėluoja. Mes žinom, kiek gausim. Dėl sąlygų darbe, jeigu nori pasikabinti drabužį spinteliai, tai spintelę savo rankytėm turėtum susisukti pats, iš namų atsinešti pakabas, tada uniforma bus nesuglamžyta, nenumesta į kampą, ko reikalauja. Labai daug metų vairuoju, tai labai smagu gauti naują automobilį. Visą laiką smagu gauti ką nors naują mūsų tarnybai. Patogų, didesnį, šiltesnį, be abejo, vasarą vėsiau, jeigu yra tam tikri dalykai. Bet manau, kad ne į parodas automobilis patruliui reikalingas. Vis tik jeigu blogietis, blogas žmogus paspaudžia pedalą, tai gerai, kad mes turim kaip susisiekti savo kolegom, kuris galės iš priekio pasitikti greitai važiuojantį automobilį. Nes jisai turbūt antrą pavarą jungia, jo greičio rodiklė toj pačioj vietoj, kaip aš turbūt 5. Aišku, galingumas, visa kita. Visą laiką smagu, aišku gerėja. Situacija yra tokia, kad bet kuriuo atveju žmonės, gerindami sąlygas savo, jie turi bendradarbiauti su savo kolegom. Taip ir gaunasi, taip ir pagerėja sąlygos. Padėdami vienas kitam, mes pasitiesiam kažkokį tai pamatą savo. Elementarus dalykas, jeigu lyja, kailiuko nereikia, nes man smirdai, labai nesmagu dirbti. Turiu omeny, kad čia yra iš daugelio žmonių smulkmena, bet jinai va tokia. Ką galėčiau pasakyti apie policijos darbo sąlygas? Mane kaip patrulį darbo sąlygos tenkina, aišku, galėtų būti geresnė policijos technika. Kas liečia tarnybinę uniformą, tai uniformos yra pareigūnų susidėvėję, jų skiriama
lėšų, kiek suprantu, departamente nepakankamai. Pareigūnai kiek įstengia patys, pasitvarko uniformas ir dirba. Na, policijos komisariatų būklė, bent jau Kauno mieste, centro policijos komisariato būklė yra prastoka. Šiaip galėtų būti geresnės sąlygos ir šiek tiek daugiau skirta dėmesio šiem dalykam. Esu Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato, 5 policijos komisariato, viešosios policijos skyriaus, prevencijos poskyrio tyrėjas. Liaudyje pareigos vadinamas apylinkės inspektorius. Laukiam mobilių darbo vietų apylinkės inspektoriaus, kadangi tai supaprastintų darbą smarkiai tiek mums, tiek žmonėms, palengvintų bendravimą su policija, sutaupytų jų laiką ir mūsų brangų laiką. Būtų patogu naudotis registrais, kadangi teritorijos apylinkės yra nemažos, žmonių skaičius yra Vilniuje kaip sostinėje didelis. Atsiminti visų galimybės tokios nėra, todėl gelbsti technika šiuo atveju. Patogu naudotis galimybėmis vietoj fiksuoti pažeidimą, kokio jis bebūtų pobūdžio administracinį, kai yra galimybė iš karto įvesti į registrus, patikrinti pažeidimus padariusius asmenis, susirašyti liudininkų duomenis. Taip pakankamai kokybiškiau surenkama administracinė medžiaga, objektyviau galima ją išnagrinėti, priimti sprendimus. Tai sudarytų mažiau keblumų ir problemų bendraujant su pažeidėjais, būtų daugiau įrodymų ir galimybių priimti teisingą sprendimą jų atžvilgiu. Savo darbo sąlygas vertinu pakankamai gerai. Tikrai esam po biškį aprūpinami vis geresnė technika, jau turime ir navigacijas, nešiojimus kompiuterius, netgi įrengta filmavimo kamera transporto priemonėje. Darbo sąlygas vertinu čia tikrai gerai, yra džiugu, kad jau galim ir dirbti papildomą darbą, kas suteikia šansą užsidirbti pinigų, dirbant tiesiog laisvų nuo tarnybos metu. Taip pat labai norėčiau įvertinti teigiamai policijos imuniteto tarnybos veiklą, nes jinai tikrai dirba teikiamą linkme ir tikrai ir sulaiko tuos nesąžiningus, nedrausmingus policijos pareigūnus, kurie kenkia visos policijos sistemos įvaizdžiui. Ir visi jų veiksmai, manau, drausmina po biškį ir tuos, kurie galbūt linkę daryti kažkokius pažeidimus. Tai, manau, tas yra labai šaunu. Kaip ir viskas.